tavo gyvenime prasidėjo tas kūrybinis kelias, kūrybinis pasirinkimas? Jeigu pradėtume nuo pat pradžių, tai aš manyčiau, pirmiausia reikėtų paminėti šeimą. Iki šiol laikausi nuostatos, kad viskas prasideda šeimoje. Tai yra, kaip tave tėvai ir šeimos nariai veda, rodo požiūrį į pasaulį ir aišku, kažkiek yra prigimimas, taip, tai yra kažkas įgimta būna tavyje, kodėl vienas bus puikus inžinierius ar pavadinkim, kitas gali būti puikus menininkas, ar ne? Tai buvo didelis visą laiką paskatinimas ir palaikymas iš mano tėvelių pusės. Taip ir augo, tarkim, mano asmenybė ir tobulėjo ir buvo įvairių pamastymų ir išmastymų, bet iš tikrųjų prasidėjo, aišku, kaip ir galbūt labai banaliai, tai yra dailės mokykla, pabaigta mokykla, vėlgi yra Vilniaus dailės akademija, praleidau vienus metus, čia vėlgi kaip pavadinsi, ar gaila, ar tiesiog taip ir reikėjo. Ir toliau vėlgi, aišku, prasidėjo tie ieškojimai, kaip kiekvienam jaunam žmogui prasideda galbūt tokie apmąstymai, kas tu nori būti, kuo tu tapsi, iš ko tu galų gale gyvensi. Ir tada dar porą metų tokios, pavadinkim, paprasto gyvenimo be menų, susikoncentravau ir tapau tokiu žmogumi, kuriuo visada norėjau būti. Tai yra, atradau tą kelią, kaip galėčiau suderinti tiek meniškai savo aš, tiek, tarkim, praktiškai aš, kuris nori išgyventi, turėti už ką pavalgyti, turėti už ką praleisti smagiai laiką ar ne su draugais. Aišku, jaunam žmogui atsidūrusiai šioj vietoj, jeigu mes tik tai apie menus kalbėsime ir ne apie gražiasias kūrybos pusės, tai iš tikrųjų tenka labai daug dirbti. Gal daug daugiau negu kitam jaunuoliui, tarkim žmogui arba darbuotojui dirbančiai kitoj srity. Todėl, kad mums vis dar tenka įrodinėti, kam tai yra reikalinga.